Pavyzdinė darbo sutartis. Ar ji yra pakankama tavo verslui? Greičiausiai ne, nes darbo sutartis kaip kertinis dokumentas, kaip pamatas darbo santykių šalims yra pagrindinis ir turėtų būti pritaikytas jūsų verslo rizikai, numatyti teisiniai saugikliai ir adaptuotas pagal įmonės veiklos specifiką. Tai yra, ar tai būtų logistikos sektorius, ar tai būtų žemės ūkio veikdoma veikla, ar tai bus gamyba, pramonė ir panašiai. Visose šitose šakose mes turime skirtingas sąlygas. Taipogi, kaip žinia, yra skirtingos darbo sutarčių rūšis. Tai yra darbo keliems darbdaviams sutartis, atitinkamai pasirašoma, jeigu yra, tarkim, teisininkas, IT specialistas dirba įmonių grupėje. Pravartu pasirašyti darbo keliems darbdaviams sutartį. Darbo sutartyje svarbu nusirodyti komunikacijos taisyklės. Darbuotojas nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamą vietą, tuo pačiu nurodo ir elektroninį paštą ir telefono numerį. Taigi pasirašykime, kad šiais kontaktais, kontaktuojant su darbuotoju, visi dokumentai, pranešimai, įsakymai, mūsų lokaliniai dokumentai gali būti įteikti būtent šiais kontaktais ir jie bus laikomi tinkamai įteiktais. Darbuotojas nebepiknaudžiaus savo teisę ir nesakys, kad neva negavau šitų dokumentų ar man siuntė ne tuo elektroniniu paštu, kuriuo paprastai komunikuoja darbdavys. Sekanti sąlyga yra užsieniečių įdarbinimas. Būtina numatyti darbo sutartį lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba. Dažnu atveju tai yra dvikalbės, trikalbės, tai būtų lietuvių, anglų, lietuvių, rusų kalba sutartis. Kad darbuotojui būtų aišku, jisai galėtų susipažinti jam suprantama kalba. Kad darbo sutartis būtų juridiškai galiojanti, užtenka 3 sąlygų. Tai yra darbovietė, darbo funkcijos ir darbo užmokestis. Šias būtinasias darbo sutarties sąlygas mes nusirodome kiekvienoje darbo sutartyje. Be būtinųjų darbo sutarties sąlygų turime ir papildomas sąlygas. Šios sąlygos labai puikiai veikia praktikoje, kada darbuotojas pažeidžia ne tik darbo tvarkos taisyklės, bet galime nurodyti ir kokį punktą iš darbo sutarties darbuotojas pažeidė. Pažeidimo atveju, kai fiksuojame darbo pareigų pažeidimus, turime į ką atsiremti, turime kokį punktą paminėti. Prie papildomų darbo sutarties sąlygų galime nusirodyti ir tokius punktus kaip konfidencialumo pažeidimo atveju, mokymosi išlaidų atlyginimo atveju, asmens duomenų tvarkymo ir darbuotojo sutikimo su tokių duomenų tvarkymu. Atkreipčiau dėmesį į darbo sutarties pabaigoje esančius punktus. Nenumokite į tai ranka, jeigu įdarbinate trečiųjų šalių piliečius. Tai yra, pabaigoje dažniausiai rašome, kad darbo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir taškas. Tačiau šį sakinį siūlyčiau pratęsti ir parašyti, kad šiai sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. Priešingų atveju, jeigu nenusimatysime jurisdikcijos, kur ginčas turėtų būti sprendžiamas, greičiausiai darbo ginčų komisija ir teismas pasisakys, kad tai ne jų kompetencija ir prašome kreiptis į trečiosios šalies piliečio gyvenamosios vietos teismą. Taigi, kad neturėtume tokių problemų, nusimatykime jurisdikciją. Taigi dar kartą atkreipiu dėmesį, kad darbo sutartį ne tik galime, bet ir turime adaptuoti pagal veiklos specifiką. Nusimatyti atitinkamai darbo laiko režimą, taip kaip veikia toje šakoje įmonė ir kaip darbuotojai dirba, darbo užmokestį, galbūt jie yra komandiruojami ir jūs turite nusimatyti dienpinigių tvarką ir panašiai. Atkreiptinas dėmesys,
kad darbo sutarties sąlygos ne tik gali, bet ir turi būti adaptuotos jūsų įmonės veiklos specifikai. Tai yra atsižvelgti, ar mes darbuotojus komandiruojame ir turi būti numatytas darbo laiko režimas, darbo užmokestis visiškai kitoks nei standartiškai dirbančio 5 darbo dienų, 8 valandų per darbo dieną darbuotojo darbo laiko režimas ir darbo užmokestis. Taigi galime nusimatyti specifiškai mums reikalingus punktus, kuriuos susitarėme su darbuotoju.